Prieš pusę amžiaus buvo sukonstruotas pirmasis lazeris pasaulyje, o jau po keliarių metų lazerių tyrimai buvo pradėti ir Vilniaus universiteto fizikos fakultete. Ir kaip parodė istorija, šis darbas davė neįtikėtinų rezultatų. Vienas jų analogų pasaulyje neturinčio lazerio sukūrimas, kurios spalvą galima tolydžiai keisti. Ši naujovė išgarsino Vilniaus universiteto lazerių specialistus visame pasaulyje. Iki mūsų darbų lazeriai buvo praktiškai kelių spalvų. Lietuviai fizikai pasiūlė savo metodiką, savo technologijas, kaip galima tolydžiai keisti lazerių spalvą. Taip sakant, sukūrė tai vadinamus parametrinius derinamus lazerius, kurie labai greitai buvo pripažinti pasaulyje. Faktiškai 80% daugiaspalvių lazerių rinkos priklauso Lietuvos aukštų technologijų pramoniai. Mokslinių tyrimų sėkmė pritraukė investuotojų ir Lietuvoje ėmė kurtis lazerinių technologijų bendruomenė. Lazeristai susirinkę gali padaryti 2 dienų trukmės konferenciją, kur būtų pranešimas po pranešimo ir visuose bus įdomu. Tai ne visose srityse mes Lietuvoje rasim tokias bendruomenės, ir ypač kalbant apie aukštasias technologijas. Dalis mūsų absolventų, dalis mokslininkų iš Vilniaus universiteto išėjo kurti lietuviškosios lazerių pramonės ir tas peraugo į tokį lazerių fizikos, lazerių technologijų, mokslo studijų ir technologijų klasterį. Jau šiais laikais Lietuvoje kaip ir kitur. Pinigai, kapitalas arba gamybiniai pajėgumai nebėra problema. Problema yra turėti idėją, turėti, taip sakant, mintį, ką daryti. Ir jeigu ta mintis yra gera, jeigu gali atvesti, sakykime, įdėjus finansavimą kažkokį prie produktų, prie aukštųjų technologijų, prie įgyvendinimo, tai reiškia, tai ir padarys tą pramonę. Ir, taip sakant, ten be jaunų galvų, kuriuose kyla įvairių minčių, niekaip neišsiversit. O jaunų galvų, kuriuose pilna idėjų, Vilniaus universiteto lazerinių tyrimų centre netrūksta. Galbūt todėl, kad čia jaunimas randa galimybę save realizuoti. Kalbant apie lazerius, tai tiek mokslo įstaigų pakankamai daug užsiema, tiek yra, nežinau, gal beveik 10 kompanijų galima suskaičiuoti, kurios su lazeriais vienaip ar kitaip susijusios, jau iki mokslinio lygio galima sakyti. O jeigu kalbant tiksliau apie mokslą, tai aš manyčiau, kad tokios kaip valstybinis, kaip šalies ar valstybinis mokslas jau senai yra išnykęs, jis visas yra europinis arba pasaulinis. Tas pats ir su lazeriniam kompanijomis, kuo toliau, tuo labiau tampa tarpkontinentinės netgi. Jaunieji mokslininkai sako, kad čia jos taip pat patraukia galimybę prisidėti prie naujausių technologijų kūrimo. Technologijų, kurios neįmanomus dalykus paverčia įmanomais. Viena iš stipriausių tokių proveržio krypčių tai yra lazerių taikymas medžiagų mikroapdorojimui, mikroapdirbimui. Kitaip tariant, kadangi lazerio spindulys yra nepaprastai aštrus ir smailas, jis gali medžiagą apdoroti tokiu tikslumu, kokiu negali nei vienas kitas mechaninis ar elektrinis ar koks nors kitoks technologinis procesas. Naudojantis lazeriu, ar ne, reiškia, mes galim turėti instrumentą, kuris, pavyzdžiui, gali išpjauti skylę chromosomoje. Chromosoma yra, reiškia, žmogaus genetinio kodo gabaliukas, reiškia, ir labai preciziškai, labai kontroliuojamai, labai tiksliai, tam tikroje ląstelėje, tam tikroje vietoje mes galim, reiškia, sunaikinti dalį chromosomos. Tai sakykime, kokioje nors ten genų terapijoje, reiškia, tai jau gali būti ir taikymai. Tokie eksperimentai su lazeriais skamba viliojančiai, tačiau tai tik maža dalelė visų mokslų. Čia fizikos, stojant į fiziką bus daug. Taigi, jeigu jį patinka, tai yra labai gerai, bus įdomu. Ir tai galbūt netaps ar darbo, ar kažkokių sunkių mokslo tiesiog gyvenimo būdų, o jeigu tai yra neįdomu, tai gali būti tiesiog per sunku, nes per daug to, kas neįdomu. Taigi, jeigu jums fizika prie širdies ir puoselėjate svajonę sukurti galingiausią lazerį pasaulyje, Vilniaus universiteto lazerinių tyrimų centras – puiki vieta ją įgyvendinti.